Labas rytas visiems. Taukimba sveikinasi nuo šį kartą jau turbūt tradiciškai iš Nemuno kranto. Turim tokią truputėlį apniukusią dieną, orų permainos ir lietus, artėjančios šalnos. Bandysim šiandieną pagaudyti karšelį, bet žiūrėsim vėl, kaip tikėsimės, kas čia gausis, nes vėl atšalęs ir šiek tiek gal ir oras ir tos aplamai oro permainos gal turės įtakos. Šiandieną su mumis mūsų klubiokas, kaip visados, Povilas. Malonu, Povilai. Pagaudysim iš skirtingų distancijų. Šiandieną Povilas gaudys su Champion Fido jaukais, aš gaudysiu su Match Pro tradiciškai ir pažiūrėsim, kas kur sudirbs, kokie atstumai sudirbs ir koks jaukas gal bus aktyvesnis ir tiks daugiau žuvį ir visą, ką jums papasakosim laidos eigoje. Tad žiūrim. Na ką, pradedam rytą nuo jaukų maišymo. Kaip visą laiką, bandom, testuojam Match Pro. Tai šiandieną pasirinkom, kadangi gaudysim upėj Team Riverį smulkios frakcijos, super brasiamą saldų jauką, kuris skirtas karšiui. Dadėsim Totalo, biškelį pabirė, Totalo upės, kad paklijuotų šiek tiek daugiau ir, kaip sakant, taikant į karšiuką, dedam sausos aromos maišant brasiamo, kuri irgi yra saldi, truputėlį gal į karamelės, skonį tokį saldų atsiduoda, tai startuojam, pilam, viską maišom per sietą, pilam per sietą, sijojam, nemaišom. Išsijojant sietą dėl to, kad pavasaris labai tų stambių detalių nereikia, žuvis dar smarkiai ten į tuos stambumus nereaguoja, tai kaip tik geriau juos pašalinti, kad jaukas būtų smulkus, purus ir neturėtų ten papildomai kažkokių stambesnių, nereikalingų šiuo atveju detalių. Tai pilam ir žiūrim, ko mes čia turim. Pilam, kaip ir minėjom, biškelį upinę, tiesiog paprastesnę auką, kuris daugiau klijuotų. Aišku, galit naudoti kažkur, kur srovė didelė ir jaukui skirtus klijus. Kaip matote, toks vasarinis jaukas šviesus ir iš karto stambios frakcijos labai nemažai. Čia jei įsižiūrėtumėt, tarkim, Team Riveris irgi, jis turi net iš karto, eina su džiūvesėliais. Nežinau, piršto labai matysis, yra smulkus ir rausvi ir geltoni džiūvesėliai. Iš karto pačiam jauke. Jaukas irgi labai purus ir smulkus, tai čia praktiškai įsijojus beveik nieko ir nelieka. Ir ant pačio galo karšeliui, šios dienos taikiniai mūsų, dedam, čia net ne karamelė toks, čia turbūt kaip kam, sakyčiau, net tokiu, gal truputėlį net cinamonų, gal kažkokiu tokiu saldžiu. Meduolis, toks. Pamaišom viską sausai. Kaip matote, darome karšiui tokį drėgnesnį jauką, kad laikytųsi daugiau prie dugno, kad kuo mažiau būtų visokių kylančių tų smulkių detalyčių ir kad nedarytų šleifo, kad neprisikviesti tų mūsų smulkiųjų svečių į šią puotą. Tai
tom kartui tiek dar, vat, ką noriu paminėti, ko nepaminėjau mūsų laidos pradžioj. Chebra, šiukšlių kalnai, būkit malonus visi, kas važiuojat, bent po maišiuką šiukšlių išsineškit, nes irgi atvažiavom vietą pasidarėm, nes žmonių krūvos ir šiukšlių čia dar matot pirmas maišiukas, ar dar čia rinksim. Tai laikomės tvarkos, tada bus ir patiem maloniau žvejoti atvažiavus visur. Jo, maišom toliau. Biški žaizdotas kažkoks, lakis. Nieko. Kaip sakoma, auksinė taisyklė, pirmą žuvį visą laiką dedam į sietą. Į burną. Burną nereikia, į sietą. Op. Važiuojam toliau. Stengiuosi sportuoti, labai aktyviai prasidėjo kibimai, bet žuvytė labai nedidelė, kaip sakoma, pradėjo plakis kibti. Aišku, to žuvies netokios norisi visą laiką trofėjinės pagauti, bet, kaip sakoma, geriau gaudyti tokią žuvį, nei gaudyti jokios. Tai dabar 2-0 pas tave? Taip, aš? Nežinau, tiesiog gal dugnas mano biški kitoks, distancija biški kitokia, tai kaip sakoma, manau viskas įtakoja į visus šitus sudėjus, nes tiek kabliai, tiek pavadžių ilgiai, viskas įtakoja į žuvies sugavimą, kaip sakant. Liktais saulutė išlindo, sušilo, kaip sakoma, žuvis suaktyvėjo, bandysim gaudyti. Pažiūrėsim, kaip seksis toliau, tai pamatysim, kaip sakoma, rezultatą gale. Bet, kaip sakoma, tikimasi pagauti ir trofėjinį karšį. Aišku, tikėtis reikia, nesitikėsi nepagauti. Tai tiek.
žvejyba Pauliau šiandien? Super. Trūksta plyšta, lūšta. Dar trūksta, kad patikrinčiau vandenį. Nu, Pauliukai papasako, ką čia keiti ir kaip sekasi žvejot. Kiek žuvų turi? Na, situacija šiandienai ir dabartinė yra liūdna. Tai neturim nei karščio, žuvų irgi daug nėra. Keletą žuvų, vienas stambus plakis, kuoja, keletą dar plakiukų. Vaikščiom per distancijas, tai irgi visas krantas, kaip ir kiek matėm, tų karščių nematė šiandieną ir jau pradeda irgi žmonės išvažinėti, nes nelabai kažkas kažką pagavę. Kažkoks tai čempionas užkibo. Tai praėjom per daug distancijų, iš toli sunku, praridena vis. O! Proj, kaip čia pagaudai žuvį. Proj, kur kabliukas. Dupai. Nelegaliai sugautas žuvis, paleidžiam, taip? Be abejo. Tai esmė tokia, kad jo, su karščiu kol kas labai sunkiai. Povilas irgi ten turi keletą tų plakių. Mažai, bet irgi ten dydžiai gal nėra labai dideli. Tai atėjau dabar į priekrantę, 30 metrų. Susiploninau pavadėlį irgi, susimažinau kablį. Žiūrėsim kas čia, kokia ar bus naudos tam pirmų metimų kuoja. Buvo antroje ešerys matėt patys iš kur. Tai bandysim gal ir to karščio kažkaip pasijaukinti, gal ir ateis kažkas stambesnio, įdomesnio. Bet kol kas matant kitus žvejus, kad išvažinėja ir ką kalba, tai prognozės liūdnos. Bet, kaip sakant, netikėsi, nepagausi. Tai vis dar tikimės. Tuo visi gausim į kuprinę, man atrodo. Jau žiūri pasiruošut biškyčių pauklėt. Ypač Povilas, matau, nepatiko. O ką reiškia susiploninau pavadėlį ir kabliuką susimažinau? 14 dydžio kabliuką, o pavadėlis 0,10. Prieš tai gaudžiau su 0,12. Bet iš toli irgi buvau pasiploninęs ten. Bet ir jokio iš toli ten atsako nebuvo. Vienas tik tas stambesnis plakis, daugiau nelabai kažką pagavom, tai šiam kartui pasivažinau dar kažkiek kabliuką. Kito modelio tiesiog pasiėmiau, nes kaip žinot, tie modeliai skirtingi ir dydžiai ten nesutampa pagal kiekvieną gamintoją vis kitaip, tai pasiėmiau dar kito modelio ir žiūrėsim priekrantėje, ar čia kažkas bus arčiau ties 30 metrų nuo kranto, nes praeitą savaitę 30 metrų labai gerai dirbo, tai tų karšių kaip ir pagavom. Aišku, kitą vietą vėl, tai nėra čia per toliausiai, bet.
Nu, pasakok apie mūsų žvejybą jau tokią rimtą. Tai ant ko baigiai žvejot, Povilai? Tuoj, palauk, susikaupkim. Susikaupkim. Viskas gerai, tai biškį humoro irgi reikia, kad visą laiką reikia rimtiem būti. Na va, ir užbaigėme šiandienos žvejybą mūsų superinę. Turbūt kaip ir visiems žvejam papuola ir sėkmingų ir nesėkmingų. Šiuo atveju mums buvo nesėkminga diena. Baisiai nesėkminga. Tai kibimų nedaug, realizacija kaip ir gera, bet žuvis praktiškai plakiukai. Taip, nes, kaip sakoma, karšiai buvo šašuoti ir mūsų manimų karšiai, kaip sakoma, jau eina į sėklius jau daugiau. Jau į sėklius neršti. Tai mūsų tokia prielaida yra, kad tiesiog dabar kokią savaitę tos žuvies nebus. Tai taip, nu, šiandien mes mąstom, kad taip galėtų būti, dėl ko taip yra, nes girdėjom, kad ten iš sėklių dar kažkur pagauna, aplinkui čia, kas šiandien važinėjo, irgi visi išvažinėjo tuščiom rankom. Žuvies kaip ir nėra, nieks kažko ten nepagavo įspūdingo, tai kas čia mums papuolė, gal keletas tų plakių stambesnių. Ir tam kartui tiek pasibaigė čia mūsų pavadėlius irgi naudojom ilgus. Teko naudoti jo, man asmeniškai netgi ir iki 2 metrų ilgio, bet jo, ar tu 50 cm, ar metro, ar 2, dedi visiems tas pats, ta prasme. Tiesiog nenori žuvis kibti. Žuvis įnoringa, bet ką tik gal, kad visi stambesnius tos plakius praktiškai ant pinkučių. Tai 5-6 pinkutės, kablio dydis iš tikrųjų nebuvo kažkoks skirtumas, kibo ir ant didelio, ir ant mažiuko visai, tai realiai tik tai, kad ant didesnio masalo kiekio, tai kablys gal dėl to didesnis pasirinktas buvo. O šiaip distancijas irgi ir toli ir arti bandėm, tai žuvis praktiškai ta pati. Nuo 70 metrų ir į krantą atgal. Jaukas irgi įtakos kažkokios neturėjo nei šiandieną, nei tas žuvis ta pati. Tai ką darysi, visko būna, visko pasitaiko. Tai parodysim kaip ir turbūt, kad būna ir nesėkmingų žvejybų, ne tik visos sėkmingos. Tai šiam kartui turbūt tiek. Ačiū Povilui už kompaniją. Ačiū Pauliui tau. Iki sekančio karto. Ir linkim smagiai pasižiūrėti mūsų laidelę. Nelabai žuvinga, bet tokia, kokia jinai yra iš tikrųjų. Ir taip, kaip būna iš tikrųjų gyvenime. Tai žiūrėkite, laukite kito video ir pasimatysime. Iki.